Išmani moteris startuoja Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Kaune mes turėsime renginius ketvirtadieniais, 17 val. Technopoly, šiose patalpose. Kviečiame atvykti ir su vaikais, nes mūsų garbinga viešnia svečias Austėja Landsbergienė sutiko parūpinti mums nuostabių auklyčių mokytojų, kurios užsiims su vaikais mūsų gretimame kambaryje. Vaikučius prašom atsivesti, jeigu jau labai maži, tai gal ko gero reikės ir ant rankų palaikyti, jeigu jau lėliukai. Jeigu vyresni, tai tikrai jeigu išdrįst pabūtis be jūsų 4 valandas, tai mielai kviečiam atsivesti. Renginiai vyks apie 4 valandas. Tai turėsime formatą tokį, kad pradžioj turime sėkmės istoriją, kviečiame viešinę moterį, kuri pasidalins savo patirtimi. Tuomet turime 1-2 pranešimus ir tada aišku keliaujame į darbo grupės ir praktiškai bandom gvildenti, bandom prisijaukinti savo tą verslo idėją ir ją vystyti. Mūsų projekto globėjai yra Ūkio ministerija, vykdytojas yra viešoji įstaiga Versli Lietuva ir keletą žodžių tars mūsų ūkio viceministras Marius Karupskas. Žodis jam. Stojau ir gerą vakarą visoms esančioms čia ir visoms stebinčioms šį renginį internetu. Mano pranešimas arba pasveikinimas, kodėl aš palaikau iš manęs moteris. Važiuodamas čia galvoju, kodėl aš palaikau. Man pagalvojau kitą pavadinimą. Ką reikėtų sakyti? Kodėl mamuto nukovimas ir jo parvilkimas į olą nėra vien vyrų reikalas. Nėra vien vyrų reikalas, kalbant vien apie šitą renginį. Padedant nuo šio renginio organizatorių arba šios idėjos sugalvotojų, dviejų žavių moterų, nuo technologijų centro, kuriam vadovauja taip pat moteris, kalbant apie mūsų transliacijos kanalą, kuriam taip pat vadovauja moteris. Taigi, mamuto nudobimas ir verslo darymas nėra vien vyrų reikalas. Taigi, bet prieikime prie skaičių. Kokie yra skaičiai ir ką dabar mes matome Lietuvoje? Tik tai 9% moterų įsidarbina pačios arba yra darbdavės. Ar tai yra kažkokia kitokia situacija negu kitose šalyse? Ne, mes esame viduryje Europos. 17. Jeigu mes žiūrime į sukurtas įmonės, kuriom vadovauja moteris, tai 30% visų sukurtų įmonių jom vadovauja moteris. Skaičiai nei stebina, nei liūdina, bet jie yra geras iššūkis. Geras iššūkis tame ir geras ekonomikos potencialas yra, jeigu, sakysime taip, jeigu pusė firmų po lygiai arba pusė darbdavių būtų moterys ir vyrai. Tai yra 20% naujų įmonių augimas būtų garantuotas. Ir ką dėl to reikia daryti? Ūkio ministerija pusę metų galvoja, kaip čia reikėtų paskatinti kartu su Versli Lietuva, sugalvoja, kaip ne tik tai kalbėti, bet ir padėti moterims žengti pirmą žingsnį. Kodėl to pirmo žingsnio reikia? Tiek vėlgi žiūrint įvairiausius tyrimus, kad moteris tikrai daug žino. Jo žino, iš kur kalbant apie verslą, jo žino, kaip kurti įmonę, žino, kokie reikalavimai darbuotojų samdai, jie žino netgi, kokios yra galimybės skolintis pinigus ir taip toliau. Galiausiai moteris turi ir begalė daug idėjų. Tačiau vieno, ko labiausiai joms trūksta, tą sako tyrimai ir pokalbiai su moterimis, daugiausiai trūksta drąsos ir rizikos prisiėmimo. Tam, aš galvoju, reikia, kad moteris nebūtų savo idėją viena, kad jinai turėtų su ko pakalbėti, čia tam ir yra antroji dalis, kad jinai savo idėją pasitikrintų savo pažįstamų arba čia nepažįstamų rate ir imtųsi jos ją gyventi. Ir čia reikėtų pasakyti, kad rizika ir drąsos tikrai reikės, nes ne kiekviena idėja įsigyvendins. Aš prisimenu vieną labai gerą pavyzdį. Prieš 7 metus jauna moterų komanda sugalvojo steigti tokią idėją
dabar matys, žinot, čiop. Žinote, matau, auditorija liks galas. Jie pradėjo nuo idėjos, kuris sakė, kad mes turėsime internetinį puslapį, kuriame bus receptas ir bus galima užsakyti produktus ir tuo receptu vakare pagaminti vakarienę. Šitos idėjos dabar tikriausiai niekas nežino, nes ta idėja mirė. Jinai neišgyveno, rinka to nepriėmė. Tačiau dabar turime vieną geriausią, jeigu ne patį geriausią kulinarinę studiją, kur galima išmokti gaminti, praleisti laiką, turėti kitokias pramogas. Taigi, matosi, kad jūsų idėja, jeigu jūs turite užsispyrimo ir ryžto, ne pirma, ne antra arba pirma, jie motyvuojant gali įgyvendinti. Tai aš palinkėčiau tos drąsos, čia rasti partnerės, su kuriuo tai galime padaryti. Ir aš labai tikiuosi, kad tas 30% įmonių, kuriam vadovauja moteris, jisai augs ne tik tai tuose tradiciniuose versluose, kur moteris dažniausiai vadovauja. Tai yra paslaugų verslas, tai daugiau su rūpyba susijęs verslas, maitinimo verslas. Bet aš manau, kad moteris tikrai, ką rodo didieji pavyzdžiai Lietuvoje, jeigu pagalvotumėm, kas valdo mūsų pinigus, kas valdo mūsų bankinės korteles, jūs nustebtumėt, kad kas antra jūsų turima kortelė, beveik kas antra jūsų turima kortelė, yra valdoma to banko, kuriam vadovauja moteris. Taigi, aš linkiu jums gero mokymų ciklo ir aš net nebejoju, kad po kelių mėnesių mes turėsime naujus verslus, apie kuriuos galėsim pasakoti ne tik tai Kaune, ne tik tai Lietuvoje, o ir pasaulyje. Tai aš palinkėsiu sėkmės ir gerų idėjų ir užsispyrimo. Dėkui, Mariui, ir su nekantrumu kviečiame nuostabę mamą, verslininkę, daktarę edukologę Austėją Landsbergienę, kuri įkvėps mus. Dabar jau kai įsijungiau. Kažkaip kalbėti. Labas vakaras, labai malonu jūs čia matyti. Ir, iš tiesų man didelė garbė kalbėti žmonėm, kurie nori kažką pradėti ir nori kažką daryti. Ir, šita tema, kai gimė mano verslo idėja, turbūt yra pati sunkiausia. Dėl to, kad man 100 kartų lengviau pasakoti apie ugdymo programą, apie iš esmės bet ką, su kuo aš dirbu, bet apie save visada yra nepaprastai sunku. Dėl to, kad atrodo, kaip viskas buvo kažkaip natūraliai. Bet, prasidėjo viskas ganėtinai seniai. Man apskritai visada patikdavo būti su vaikais. Man visada su jais buvo lengva, man visada su jais buvo įdomu. Ir aš prisimenu net, kai mano draugė sakydavo, einam pasiklausysim, ką kalba suaugę, ar ką jie daro, sakydavo, bet kitaip nuobodu su jais. Einam pas jūsų brolius ar seseris. Nes aš neturėjau brolių seserų labai ilgą laiką. Ir, tai buvo labai lengva. Bet žinote, kokia yra dažnai nuostata, kad kai jau baigi mokyklą, ir ypač jeigu mokaisi gerai ar labai gerai, tai aplinka labai dažnai sako, ką reikėtų tau daryti. Kur reikėtų tau stoti, ką reikėtų tau pasirinkti. Ir vienas dalykas, kurio aš labai pasigėdau, tai buvo, kad paklaustų manęs kas nors, ką tu nori daryti. Ir kai aš kartais pasakydavau, kad man visai įdomu su jaunais žmonėmis ir su mažais vaikais, nebaigtų, tu gali daug daugiau. Ir aš prisimenu tą labai gerai, kad dažnai buvo sako. Ir būdama 17 metų, baigiu mokyklą ir ką?
stojau ten, kur tais metais daugiausiai įstojo. Nes norėjau rodyti, kad galiu įstoti, nes nestojau ten, kur labai noriu. Ar ne? Ir taip aš atsidūriau kažkur, kur man nelabai patinka. Ir aš nuo pat pradžių pradėjau savanoriauti. Ir savanoriavau su vaikais. Ir savanoriavau įvairiose organizacijose. Ir jau antram kurse supratau, kad vis dėlto aš turiu dirbti su vaikais. Ir man nebesvarbu, ką mano kiti. Ir jie gali manyti, ką tik nori. Dėl to, kad, mano gyvenimas yra mano gyvenimas. Ir aš priimsiu savo sprendimus ir aš nuspręsiu, ko aš iš tiesų noriu. Ir mano dabar vienas iš tokių tikslų gyvenime tai yra ugdyti tą vaikų pasitikėjimą savimi ir tikėjimą savo jėgomis. Dėl to, kad aš labai tikiu, kad jeigu jūs darysite tai, kas jums yra įdomu ir tai, ką jūs norite daryti, tai yra visai kas kita, negu dirbti tai, ką reikia dirbti. Taigi, ta pati idėja vaikystės sodo gimė ir tikėtai, ir labai netikėtai. Tikėtai dėl to, kad tai buvo, kaip ir natūrali eiga, natūralus polinkis, natūralus siekis. Aš daug skaičiau, aš daug domėjausi. Man tai buvo nepaprastai įdomu. Galų gale aš pradėjau dirbti su vaikais. Bet nenatūralu buvo tai, kad aš visą laiką galvojau, kad verslas yra labai labai sudėtinga. Kad ten yra daug kliūčių, kad tai yra neįmanoma beveik, kad jeigu pradėsi, užsikasi ir bus be proto daug sunkumų. Ir vieną dieną aš supratau, kad aš noriu tai, ką aš darau, aš noriu duoti daug daugiau vaikų, negu kad dabar. Nes aš dirbau su viena klase. Ir aš supratau, kad kai ateidavo tėvai ir sakydavo, kad tu dirbi fantastiškai ir aš noriu, kad tu visą laiką su manim dirbtum, aš staiga supratau, kad aš taip pat dirbčiau, net ir miegodama. Tai prasme, kad man jau nebereikėjo jokių pastangų. Tai viskas vyko taip natūraliai ir taip paprastai, ir kad aš pradėjau migti. Ir tai buvo spyris. Dėl to, kad mažiausiai, ko aš noriu, tai kažkur užmigti. Ir aš manau, kad tai yra antrasis dalykas, kuris varo mūsų priekį. Tai yra noras kažką pakeisti, noras padaryti kažką daugiau, noras kažką apčiuopti. Ir pats tas net pavadinimas, tai gimė beveik sapne. Galvojau, kaip čia reikėtų pavadinti, nes man nepaprastai nepatiko visi zebriukai, boružėlės, kiškučiai ir panašiai. Su visa pagarba visiems zebriukam, kiškučiam. Bet tiesiog man norėjosi kažko tokio ypatingo. Ir aš pradėjau nuo to, kaip aš įsivaizduoju. Ir mano mintis buvo ta, kad aš noriu, kad tai būtų ne daržas. Man labai nepatinka daržas. Aš užaugusi be daržo ir man visada atrodydavo, kad darbas darže yra labai sudėtingas. Ir tu, labai sunkiai ir daug dirbi ir tas, o sodas yra kur obelis. Ir aš beveik nieko neįsivaizduoju gražiau. Tai yra abužė, pražįsta visos obelis, ir skraido bitės, ir aš esu, ir tu žiūri į dangų. Tu žiūri į tai, kas supa. Ir aš galvojau, vaikai labiausiai mėgsta susipažinti su jo supančiu pasauliu. Ir tai yra sodas. Ir tai yra vaikystės sodas. Tai taip labai natūraliai gimė pats tas pavadinimas. Ir aš pradėjau nuo turinio. Ir jeigu jūs, išsinešite keletą dalykų, aš norėčiau, kad, bene svarbiausias, ką jūs išsineštumėte, būtų tai, kad, svarbiausia yra turinys. Ne forma, ne patalpos, ne kiti dalykai, o tai, ką jūs darysite ir kaip jūs darysite. Kartais dabar pas mane ateina žmonės ir sako, aš radau patalpas ir galvoju daryti tą ir tą. Ir aš sakau, tai kaip tu tą darysi? Kuo tai bus išskirtina? Ką tu nori pakeisti? Ką tu nori padaryti, ko dar nėra? Ir čia yra klausimas, į kurį aš manau reikia kiekvienam iš mūsų atsakyti. Ko aš norėjau tokios ugdymo įstaigos, kurioje vaikas būtų neprižiūromas, o ugdomas.
kur pagrindinis tikslas būtų ne pasimti į gyvą vakare, o tai, kad jis kiekvieną dieną tobulėtų. Tai, kad jis kiekvieną dieną augtų, tai, kad kiekvieną dieną su juo būtų dirbama. Ir aš mačiau, kad tai galima. Ir kadangi aš tuo metu gyvenau Belgijoje, aš kartais vesdavau seminarus Lietuvoje. Ir paskutinis spyris buvo, aš po seminaro einu ir girdžiu, kaip pedagogai už manęs eidami kalbasi. Ir tuo metu aš irgi dirbau mokykloje, ir su didelė klase, ir su vaikais. Ir sako, nesąmonė. Atvažiuoja teoretikai ir šneka nesąmonės. Ir aš pagalvojau, reikia įrodyti, kad tai gali. Reikia įrodyti, kad ne tik kažkur kitur yra tokios ugdymo įstaigos. Reikia įrodyti, kad gali būti Lietuvoje. Tai būtent atkaklumas yra viena iš tų savybių. Dėl to, kad labai lengva yra nuleisti tas rankas. Dėl to, kad nėra lengva. Nepasiduokite. Viena idėja nepasiseka, pasiseka kita. Kalbant apie tas idėjas, mano pirmoji idėja buvo, kur būtų labai smagu vaikams, kur yra nepaprastai gera. Bibliotekoje. Ne? Ir aš prisimenu, kaip vienas mano draugas, aš jam tą idėją iškėliau, sakau, aš darysiu biblioteką, kur dirbsime su vaikais ir jiem bus nepaprastai gera. Ir jis sako, o tu Excelį darei? Sakau, ne, taigi nesvarbu, svarbiausia biblioteka. Ir kaip ten bus nuostabu. Ir mes susėdame kartu ir pradėjome skaičiuoti. Tai idėja mirė neužgimusi. Labai būtų buvę smagu, bet vis dėlto reikėjo ieškoti kažkokio kito įgyvendinimo. Ir taip ir buvo einama. Ir jeigu aš tada po to pirmo užsidegimo, kad biblioteka yra absoliučiai fantastinis dalykas, taigi knygos, užsiėmimai su vaikais, žavūs dalykai, prasmingi, praturtinantis, gilinantis. Ir būčiau pamačiusi tuos skaičius ir visiškai nuleidusi rankas, nes ten 100 metų. Ten net ne 100 metų. Ir aš supratau, kad nei aš, nei mano vaikai tiek negyvensim. Tai tada reikėjo pradėti ieškoti kažko kito, kažkokių kitokių idėjų, kažkokių kitokių sprendimų. Aš dalyvavau vienoje konferencijoje San Franciske, kur irgi išgirdau tokią mintį, kad, San Franciske, jeigu atsidaręs restoranas išgyvuoja ilgiau negu 6 mėnesius, tai yra fantastika. Tai jau jis turi šansą. Ir aš pagalvojau, kad mes labai dažnai kultūriškai bijome klysti. Mes galvojame, kad geriau aš nieko nedarysiu, nes o jeigu nepasiseks? O jeigu nepasiseks, kas tada bus? Ką galvos apie mane kaimynė Jadvyga? Pusbrolis Aloyzas, kurio nemačiau jau gerus 20 metų. Ir taip toliau ir panašiai. Mums skauda širdį dėl žmonių ir dėl aplinkos, kurie iš tiesų su mumis neturi nieko bendro. Jie pažįstami, jie draugai, bet ar jie dalyvauja mūsų gyvenime? Ir aš suprantu, kad jų žodžiai, ar jų nuomonė, ar jų žvilgsnis gali būti skaudus. Bet neleiskite tam nepradėti kažko, kas galbūt pakeis jūsų gyvenimą. Taigi galų gale nusprendėm, kad reikia steigti vaikystės sodą. Aš tuo metu gyvenu Belgijoje, turim 4 vaikus, mažai keli mėnesiai. Ir aš pradedu skraidyti į Lietuvą. Gyvenu 2 savaitės Briuselėje, 2 savaitės Lietuvoje. Labai gerai, kaip tada Ryanairas pradėjo skraidyti. Tai buvo labai ir sudėtinga, bet ir smagu. Vienas iš sudėtingiausių atvejų buvo, kai mūsų mažoji ar ausis užkrito ar kas lėktuve ir visą laiką prareikė. Ir aš prisimenu, kaip į mane žmonės žiūrėjo.
Ne, nu ką jis sugalvojo. Ir aš galvojau, mėlėjai, jūs žinotumėt, ką aš iš tiesų sugalvojau. Tai jūs dar ne taip į mane žiūrėtumėt. Ir taip pamažu pirmas dalykas, su kuriuo ir pradėjai kovoti, tai su tais, kurie sakė, kad nepasiseks, kad niekas neateis, kad niekam nebus įdomu ir apskritai mažų vaikų ugdymas. Ne, nu kas nori juos ugdyti? Ir aš nenuleidau rankų. Aš sakiau, tai nesvarbu, kiek ateis. Ir aš prisimenu, mes susikūrėm elektroninį paštą ir aš jau paskelbiau, ne, kad atsidaro vaikystės sodas ir žiūriu, nėra laiškų. Nėra laiškų. Nėra laiškų. Ir sėdi ir atrodo, vos neimsiu kastuvą ir užsikasiu, ne? Ir tada prisiminiau, kad ne tą elektroninį paštą žiūriu. Ir atsidarau tą, kurį reikia atsidaryti, o ten gal 40 laiškų. Ne, bet buvo, aš dar dabar prisimenu tą baimę ir tą jausmą, kai tu surizikuoji absoliučiai viskuo ir atrodo, kad niekam tai neįdomu ir visi tie, kurie sakė, kad tai bus niekam neįdomu, vis dėlto buvo teisūs. Bet tai nebūtinai yra tiesa. Ir mano atvejis yra būtent tas gyvas atvejis, kuris tą ir parodo, kad tai nebūtinai yra tiesa. Kitas dalykas, ką aš prisimenu iš pradžios, daug kas įsivaizduoja, kad tai yra labai lengva. Aš prisimenu, mano viena pažįstama sakė, žinai, mano draugė sakė, čia žinokit, mano draugės draugė sakė, kad ji turi 4 vaikus, nes jie labai ramus. Dabar visi, kurie mus pažįsta, tai žino, kai mūsų berniukai, pamedinukai buvo maži, mašinos duris atsidarydavo ir jų nebebūdavo. Ir mes juos gaudydavom. Tai čia yra labai ramus vaikai. Jie nėra labai ramus. Mes labai dažnai norime pasakyti, kaip yra kitiem galbūt. Bet tai irgi nėra tiesa. Visi vaikai yra tokie patys. Daugiau mažiau visos situacijos yra irgi daugiau mažiau tokios pačios. Kita mintis, kurią aš labai noriu pasidalinti, yra tai, kad niekas nepavyksta lengvai. Ir aš noriu, kad, jūs tada nebijotumėte dirbti, nes dažnai atrodo, kad pasiseka žmonėm tiesiog va šitai. Per vieną naktį, per vieną dieną ir tiesiog jie sugalvojo ir padarė. Yra labai gera Malcolmo Gladwello knyga, yra jau išversta į lietuvių kalbą. Ne, apie 10 000 valandų, kad norint, kad kažkas tau pasisektų, norint, kad įvyktų tas tavo virsmas, tu turi investuoti tai 10 000 valandų. Ta knyga yra daugiau tokia mokslo populiarinimo, bet iš tiesų, kiek man pačiai teko gilintis, skaityti, analizuoti, niekam nepasisekė per vieną naktį. Niekas tiesiog neatėjo ir nesukūrė per 2 dienas. Aš prisimenu, kaip aš atsibundu 4 ryto su rūbais, vaikas miega ant mano nugaros, o aš va šitaip ant kompiuterio. Ir tokių naktų aš prisimenu daugiau negu tų, kai aš miegojau lovoj. Ar ne? Tai yra, kai tu nuolat kiekvieną dieną save nustebini, ko tu dar vakar manėjai, kad negebėsi, o pasirodo gebi. Kiek tu gali nemiegoti, kiek tu gali skaityti, kiek tu gali iškentėti, sėdėdamas prie vienų durų, prie kitų durų, prie 3 durų, prie 5 durų ir vėl nuo pradžių prie tų pačių. Arba susidurdamas su situacijomis, su kuriom niekada nebuvai susidūręs, kai pradedi ieškoti žmonių, kurie galėtų atsakyti tuos klausimus. Tai yra daug darbo. Bet ar jūs žinote nors vieną baleriną, kuri pirmą kartą gyvenime užlipo ant scenos ir buvo prima balerina? Ar jūs pažįstate nors vieną krepšinio žaidėją, kuris ėjo gatve ir sako, dabar bus NBA?
Ir nuėjo, jį priėmė ir jis fantastiškai lošė. Ne. Po visų tuo slepiasi labai daug valandų atkaklaus, kantraus, rankų nenuleidžiančio ir labai daug ką paaukojančio darbo. Aš kaip tik, kai steigėsi vaikystėje sodą, skaičiau Urmanos interviu. Ir tai buvo, žinote, kai ta aha akimirka, kai tu supranti, atrandi tą ryšį su žmogumi, kur negalvojai, kad atrasti tą ryšį. Ir ji pasakoja apie tai, kad kai ji mokėsi ir dainuodavo, jos draugai eidavo į vakarėlius, eidavo į kiną, džiaugiasi gyvenimu ir jo teikiamais malonumais. O ji viso to atsisakė, kad galėtų dainuoti ten, kur ji šiandien dainuoja. Ką tai rodo? Tai rodo vieną labai paprastą dalyką. Kad tokių kažkokių stebuklų jau nėra. Kad kiekvienas iš mūsų, kiekviena iš mūsų gali sukurti ką tik panorėjus. Gali padaryti absoliučiai viską. Mes vaikams skiepijame atkaklumą. Ir kol jie mažesni, dar nelabai matosi. Bet kai jie yra šiek tiek vyresni, jau pradeda matytis. Ir aš net šiandien dalinau visą tą istoriją, kai mūsų viena pirmokė sėdi ir sunku rašyti. Ir jinai sako, tu gali, susikaup, pabandyk dar kartelį. Visada pavyksta, jeigu nepasiduodi. Tai yra išugdoma. Kokį mes vidinį monologą turėsime su savimi, tai didelė dalimi ir lems. Ir apie tai yra nepaprastai daug straipsnių. Apie tai nepaprastai daug kalbama ir rašoma, bet aš esu gyvas pavyzdys, kad tai yra tiesa. Dėl to, kad yra nepaprastai lengva savo pasakyti viskas, aš nebegaliu. Aš nebegaliu, aš nebenoriu, man viskas nusibodo. Bet žinokite, kaip yra gera ir kaip yra saldu pasakyti savo, nieko, dabar 2, užsistatau žadintuvą iki 4 atsibundu, viską normaliai baigsiu. Ir tu atsibundi, ir tu tą padarai. Ir žinoma, yra nelabai malonu, kai kažkas po to sako, kad viskas nukrenta iš dangaus, viskas yra labai lengva ir čia tiesiog pasisekė. Nepasisekė. Tiesiog kantriai, ilgai, atkakliai ir tikint savo jėgomis galima padaryti viską. Tai jeigu aš galėčiau kažko palinkėti, nesvarbu, kokia tai yra idėja, tai visų pirma, susiskaičiuokite. Ar ne? Biblioteka yra labai svagi idėja. Bet jinai iš karto yra pasmerkta dideliam nusivylimui. Ar ne? Tai bent jau reikia hipotetiškai matyti, kad yra vilties. Kai jūs pamatote, kad tos vilties yra, tada reikia tiesiog eiti. Yra viena amerikiečių kompanija, ne, kurio šūkis yra tiesiog daryti. Just do it. Ar ne? Viskas, ką darai, pasidaro. Jeigu tu tik tai galvosi apie tai, kad kaip aš norėčiau, kad tai įvyktų, kaip aš norėčiau, kad tai pasidarytų, kiek aš kartų gyvenime tai bandžiau, nė karto nepavyko. Kiek aš kartų galvodavau, kaip būtų smagu, jeigu tai tiesiog įvyktų. Niekas niekada tiesiog neįvyko. Kiekvieną kartą reikėjo atsistoti ir eiti tą daryti. Ir kai atsistoji, eini ir darai, visada pasidaro. Tai aš jums to ir linkiu, stotis, eiti ir nepasiduoti. Tai ačiū jums. Ačiū Austėjai už nuostabų įkvėpimą ir iš tiesų norisi klausytis ir klausyti žmogaus, kuris tikrai tai daro su didelė meile ir didelė viltimi ir tikėjimu ir džiaugsmu. Tai iš tiesų kiekviena mūsų, ko gero, savam tam
brandesniam, jau ne vaikystės, bet brandesniam sodelėje irgi turim be galo daug ir minčių, ir svajonių, ir norų, ir siekių, ir tikslų. Tai šio vakaro tema yra idėjų generavimas, kaip rasti, kaip apčiuopti, prisijaukinti savąją idėją. Pakelkite rankas, kas į šį renginį taip jau tvirtai atėjo, žinodama, ką nori veikti. Nedėk ir daug iš tiesų. Tai šį vakarą turėsime praktinių užsienimų, o prieš tai turėsime 2 pranešimus ir kviesime dabar Daivą Pakalnę, mūsų tikrai nuostabę mentorę, kuri šio projekto metu moterims, kurios kurs kažkokius virtualius verslus, galės padėti ir pakonsultuoti. Ir Daivutė papasakos apie būdus, kaip generuoti tas idėjas ir kaip jas rasti. Taigi aš esu Daiva Pakalnė, kaip mane Aurelija pristatė, aš intensyviai stengiuosi padėti moterims į tuos verslus. Ne tik priemonės suteikiu ar informaciją, kur tų priemonių gauti, bet ir ugdau. O tas ugdymas ir vyksta, kad visa ta galia eina iš mūsų širdies, iš vidaus. Ir tik užsispyrimo dėka, to darbo, kaip ir Austėja minėjo, mes tuos verslus dažniausiai ir sukuriam. Ir trumpai papasakosiu apie save, ką veikiu, kodėl šiandien esu čia, kur esu, ir tada pristatysiu idėjų generavimo strategijas, kurių pagrindų mes vėliau darbo grupėse ir generuosim įvairias idėjas. Aš savo verslą sukūriau, kai laukiausi pirmojo vaiko. Tiesiog jaučiau, kad mama 100% negalėsiu būti. Esu per daug energinga ir veikli. Ir tiesiog internete ieškojau, ką galėčiau veikti namuose. Rankdarbiai irgi ne mano buvo aistra, nes darbo patirtis buvo labiau administracinė tokia. Ir tiesiog internete radau, kad Amerikoje, ypatingai Australijoje, yra populiaru dirbti iš namų ir ypatingai moterims, kaip virtualiom asistentėm, dirbti su kitais smulkiais verslininkais ir padėti jiems su jų verslais. Tai, žodžiu, aš kokius turbūt 9-8 mėnesius gimus vaikui praleidau laiką būtent informacijos paieškai, ko man reikia, kaip tai padaryti, kokių naujų įgūdžių, kaip susikurti savo svetainį ir panašiai. Ir kai jau galėjau oficialiai pradėti veiklą, kai baigėsi motinystės atostogos, aš kaip ir startavau oficialiai. Ir mano aplinkoje tikrai buvo tokių žmonių, kur jie net nesuprato, ką aš ketinu daryti. Dalis manęs turbūt irgi nesuprato, į kur aš lipu. Nes aš tą akimirką įsivaizdavau, kad viskas gan lengva ir gali gimti tie pirmieji ypatingai klientai per kelias dienas. Taip tikrai nebuvo. Bet dabar aš valgau tuos saldžius vaisius, kai man nebereikia ieškoti klientų. Tiesiog, kai kažkas tampa tavo aistra, tu ją daliniesi, iš tą spinduliuoja tą teigiamą energiją, tie žmonės ateina patys pas tave. Tai tas verslas mano sukurtas, jisai buvo Didžiojoje Britanijoje, nes aš tuo metu gyvenau ten. Jisai man leido prieš 2 metus grįžti į Lietuvą ir savo žinias, nes tos žinios, savirealizacijos, tas principas visas man jis vyko labai dideliu tempu, aš tikrai labai daug laiko praleidau tobulindamas, jis man leido, kaip sakyt, praplėst savo verslą ir kuriu jį dabar ir Lietuvoj, ir sėkmingai gana, būtent kaip ir minėjau, kad mentoriauju moterims, ugdau tą jų verslumą ir dalinuosi savo patirtimi ir savo žiniomis. Kai pradėjau tą verslą, tikrai, kaip minėjau, nežinojau, kur lipu, nes neįsivaizdavau, kiek man reikės išmokti. Nes atrodo, va, verslas, smalsumo vedama pašniukštinėsiu, išmoksiu, galbūt padarysiu. Dėja nežmoniškai.
Ir tada tu dar daugiau valandų praleidi mokydamasi, domėdamasi ne tik pačio verslo sistemomis, bet ir saviugda. Nes, nežinau, gal jeigu kas nors domitės verslu, taip jau sakoma, kad sėkmingi verslininkai yra tie, kurie domisi ne tik, ten, sakykime, fabrikų mašinomis savo naujosiamis technologijomis, bet ir savimi. Nes vis tik ta saviugda yra labai svarbu versle. Ir taip išėjo, kad dabar galiu sakyti, kad mano valiuta yra mano aistra. Ir moterys ypatingai moka savo aistrą paversti tais pinigėliais, tuo verslu, kuris gali jums namo atneštų pinigų, be abejo ir nepriklausomybės. Tai savo aistros, savo tos valiutos dėka aš susikūriau gyvenimo būdo verslą. Tai yra, kad nors ir turiu darbuotojų, kurie dirba su manimi, aš vis dėlto esu nepriklausoma ir galbūt dėl to, kad dar dirbu iš namų, galiu sau leisti dirbti su pižama, kai nėra nuotaikos, kas man yra, iš tikrųjų super, kai aš pagalvoju. Ir, pavyzdžiui, vakar irgi buvo toks eureka momentas, kai važiavom iš Klaipėdos į Šiaulius su renginiais ir aš ant kelių pasidėjus laptopą, šiek tiek dirbu ir pagalvoju, kaip faina. Dirbu, bet kaip ir nejaučiu, kad dirbu, nes man tai malonumas ir dar gaunu už tai pinigus ir tai galiu daryti automobilyje. Mano palinkėjimas moterim būtų iš tikrųjų būtent dabar, kad pasistengti atrasti tą aistrą. Jeigu kažkokios idėjo kažkokio aistros dar nėra, yra tikimybė, kad ta aistra atsiras. Nes mes labai daug ko nežinome. Ir yra tokių sričių, kur mes nesam savęs išbandę. Ir dėl to nežinome, kad ten galbūt yra aistra. Tarkim, aš tikrai neįsivaizdavau, kad man kada nors marketingas, internetinis marketingas taps aistra. Aš universitete atsimenu marketingo paskaitas, praleidinėdavau, nes man atrodė, kad čia yra tikrai ne mano sritis. Dabar aš galiu pasidžiaugti, kad tai yra mano viena iš tų aistros dalelių. Tai būtent kai kuri verslas su aistra ar pajauti tą aistrą jau būnant versle, tada verslas ir tampa gyvenimo būdo verslu. Kai tu gali pakoreguoti jį pagal save, o mums moterims, kadangi vis tiek yra ta etiketė, kad moteris turi būti šeimos žmogus, tai verslas kaip ir neturėtų atimti moters iš šeimos. Ir jeigu verslas tas tampa gyvenimo būdo verslu, tai derinti tai yra daug paprasčiau. Na ir kaip ir Austėja minėjo, aš irgi užtvirtinsiu, kad vien svajoti neužtenka, yra labai svarbu imti ir daryti. Nes mes tikrai labai būna daug metų iš metai sakom, kad padarysim, ar jeigu būtų, ir net nepradedam, ir paskiau gailimės po kiek metų, kad nepabandėm, tai yra geriau pabandyti, suklysti, vėl bandyti, vėl suklysti, investuoti daug darbo valandų į tai ir tikėti, kad pavyks. Jeigu yra kažkokia viltis, tai ir pavyks. Ir su jūsų aistra, su jūsų ėjimu į priekį, tas verslas, idėjos, jos įsigyvendins. Aš paklausiu dar kartą, žinau, kad Aurelija klausė, kiek jūsų jau yra su verslo idėjomis? Yra šiek tiek. O kiek iš jūsų nori verslo, bet mėgstat savo pakartot, kad aš nesugalvoju tų verslo idėjų? Daug, beveik tiek pat, kiek ir su idėjom. Aš bent jau atsimenu save, nes aš kai baigiau mokyklą, tai man irgi taip lygtais, norisi to verslo, nes labai ta nepriklausomybė kvepia. Ir taip, bet idėjų tai nesugalvoju, niekaip nesugalvoju. Ir tai diena iš dienos savo kartoji. Tai aš tokį video dabar parodysiu apie dėmesio sutelkimą, kuris jums tikiuosi, kai jūs ateityje savo kartosit, kad aš nerandu verslo idėjų, atsiminusiu šitą video, suprasit, ką jums reikia pakeisti. Šitas video yra šiaip angliškai, ten nedaug šneka, aš dabar instrukcijas pasakysiu lietuviškai, kai paleisiu video, ten paskelbs, kad čia yra dėmesio sutelkimo testas. Ten yra vyrukai, baltais marškinėliais, juodais marškinėliais, jie žais kamoliu. Jums reikia suskaičiuoti, kiek kartų yra perduodamas kamolys tarp baltai apsirengusių vyrukų. This is an awareness test.
gal padidint. How many? Pabandysim taip. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Skaičiavot? Kiek? 13. Šiaip 13. Kiek iš jūsų matėt dar ką nors? Tenai praėjo žmogus apsirengęs lygtais meškino kostiumu. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Taigi mes, kai sutelkiam savo dėmesį į tai, kad nerandame idėjų, mes automatiškai užsiblokuojam ir jų net neieškom. Tai kai kitą kartą savo sakysite, nebeturiu idėjų arba nerandu, netgi jeigu jau būsit versle ir, pavyzdžiui, reikės patobulinti kažkokią paslaugą ar prekę, tai vien jau prisidedant tą ne, žinokit, kad jau meškinų nebepamatysit. Užsiblokuoja tiesiog automatiškai. Mūsų smegenys nemoka fokusuotis ties daug dalykų, bet jeigu bandom sutelkti dėmesį į platesnį vaizdą, tai tos idėjos ateina. Ir va šiandien, kai darbo grupėse dirbsit, tai pamatysit net iš aplinkos, kai dirbsit, kad nerealios tos idėjos ir gimsta, nes nesusitelkit ties tuo, kad viena kažkokia sritim arba kad nerandu tų idėjų. Kaipgi mūsų smegenys iš tikrųjų dirba, kuriant tas idėjas. Ir čia ne tik idėjas, čia apskritai. Taip jau priskiriama, kad moterys labiau galvoja dešiniuoju pusrutuliu, mes kūrybingiškesnės, smagesnės, o vyrai tokie logika masto, atmintis, matematika. Man visai labai patinka ta frazė, kad vyrai iš vis verslą daro dėl darymo, o moterys verslą daro, nes jom ten alsuoja kažkas viduj, kažkom dalintis jos nori, jos kažko pasaulį pakeis nori. Ir tos ir idėjos, moteriai yra, kad aš esu viskas, kuo aš noriu būti. Aš, pavyzdžiui, irgi šiandien galiu pasakyti, kad aš esu viskas, kuo aš noriu būti. Lyg tais jau ir pilna, žinau, kad rytoj norėsiu daugiau, arba gal net vakare norėsiu. Čia turbūt YouTube'as. Taip. Bet čia gal visai ir į temą, nes iš tikrųjų norėjau panaudoti pavyzdį, kaip pirmaisiais išmanios moters renginiais viena moteris prisipažino, kad jai genialiausios idėjos kyla, kai jinai klausosi muzikos. Neskaito laikraščius, nebendrauja su žmonėm, kurie domisi skaičiukais, bet būtent mėgdavo vairuoti automobilį garsiai pasileidus muziką ir klasikinę. Ir sako, man tada atsiveria čakros. Sako, man tada labai gimsta daug idėjų. Tai aš šitą paveiksliuką kaip ir uždėjau tam, kad kai pajausit, kad gimsta kažkokios mintys neįtikėčiausiai vietoj, tai nepagalvokit, kad tai yra bloga idėja. Nes jinai galbūt akumuliuosis į kažką didingesnio. Paprasčiausiai veikia jūsų kūrybiškumas tuo metu. Tai reikia to tiesiog nebijoti ir žinot, kad taip gali būti. Bet jeigu jums idėjos kils logiškai mąstant, tai irgi nereikia bijoti, nes mes negalim galvoti viena pusė visada. Ir, tarkim, vakar Šiauliuose moteris prigeneravo tokių techniškų idėjų ir man net tai patiko, aš galvoju, tikrai moteris, ne tik ten nori megzti ir siūt, jom kyla ir tokių jau tikrai išmanių idėjų. Ir čia irgi, kad turėtumėt ką išsinešt, kaip
kurią nors dieną pagalvosit, kad mano kūrybinės dvasios jėgos baigėsi, čakros nebeatsiveria, tai kad netaptumėt kaip iš tų paveiksliukų. Nieko nematau, nieko negirdžiu, nieko nesakau. Kad tą nereikia panaikinti iš vis, ne tik iš idėjų generavimo, bet ir iš pačio gyvenimo. Reikia bandyti galvoti pozityviau ir susitelkti ne į neigiamus dalykus, ne į tai, ko negaliu padaryti, ko negaliu generuoti, o į tai, kas pavyks ir ką reikia įgyvendinti. Na ir pradėsiu dabar tokią kaip ir įžangą apie tas strategijas. Šitoj skaidriai matote, iš kur dažniausiai idėjos ir būtent verslo idėjos kyla. Ir vėliau kiekvieną tą sritį pateiksiu strategiją, kaip galima jau mechaniškai bandyti išspausti, taip pavadinkim, kažkokią idėją iš kažkokios tai srities. Tai be abejo, mūsų daug idėjų verslo kyla iš aistros ir hobio. Mezgimas, tapyba, interjero dizainas, kitiem aistra gali būti dainavimas. Pavyzdžiui, buvo tikrai labai nuostabių idėjų praeitam renginy, kur moteris groja gražiais instrumentais, bet jos nenori tiesiog groti, jos nori komponuoti į verslumą. Tai puiku, jeigu tai galima paversti verslu. Asmeniniai patyrimai tai yra kasdienis gyvenimas, darbo patirtis. Tiesiog dažnai tos idėjos gimsta iš to, kaip mes gyvename, kokioje aplinkoje gyvename, ko toje aplinkoje trūksta. Naujovės ir išradimai. Tai čia turbūt galima būtų teikti, kad yra vyriškesnės rytis, nes jeigu jau išradimas, tai kažkaip dažniausiai vyrai kažką tai išranda. Bet turiu vieną nuostabų pavyzdį, kaip viena moteris, bet čia ne Lietuvoje ir daug metų atgal, norėjo kakavinių sausainių išsikepti. Namuose kakavos nerado ir susitrupino šokoladą. Ir galvojo, ta šokoladas kepimo procese išsilydys ir tie sausainiai taps rudi, bet gavosi kas? Sausainiai su šokolado gabaliukais. Tai tikrai manau, kad daugelis iš jūsų esate ragavę ir tai yra laikoma išradimu. Nes ji virtuviai bandymo metu išrado naują receptą ir tas, tiesa, nežinau, ar tie sausainiai užpatentuoti, bet tai buvo išradimas. Naujovės irgi galbūt, pavyzdžiui, jeigu mąstytumėt kairiuoju kokiu pusrutuliu, galbūt jiem išeitų kažkokius 2 produktus sukombinuoti ir būtų jau naujovė. Kaip vienas, tarkim, moteriškas pavyzdys, gal kas nors ir girdėjo. Man atrodo, Lietuvoje aš ir mačiau, bet čia buvo užsienį moteris sugalvojo, kad kai jinai vežioja vežimą, jai šalta rankom ir jeigu jinai pirštinės nusiminėja, jinai dažnai jas pameta, tai jinai sugalvojo pirštinės prikabinamas prie to vežimėlio lankelio ir įsikiš ištraukė. Tai yra irgi naujovė. Jinai 2 dalykus sukombinavo į vieną ir užpatentavo ir tai verslas. Tai aš tai vis galvoju, kad aš norėčiau kepurės su skėčiu. Kai su mažais vaikais kur nors eini, tai skėčiau kaip ir nebėra rankų laikyti. Bet čia gal kažkur yra, gal nepasitvirtino, bet tai būtų irgi naujovė. Individualus įkvėpimas, aš apie individualų įkvėpimą pakalbėsiu dar šiek tiek kitoj skaidriai, nes tai nėra dažnas reiškinys. Žmogus dažniausiai turi būti arba labai kūrybingas, arba genijus, bet būna, kad to įkvėpimo dėka kyla genialios verslo idėjos. Kitas būdas yra kopijuoti idėjas iš kitų šalių. Kokį 15-20 metų atgal atėjo idėjos iš vakarų Europos į Lietuvą, dabar daugėja idėjų iš rytų Azijos šalių. Tai pilnai tai galima įgyvendinti, jeigu mėgstat keliauti arba netgi mėgstat žiūrėti kelionių kanalus, stebint ir žinant, kad tu tą laidą žiūri su intencija kažkokią tai idėją nusikopijuot, nebūtinai, kad taip grinai copy-paste, bet pritaikant Lietuvos rinkai, galima tokiu būdu rasti kažkokių tai verslo idėjų. Stebint tendencijas, tai tarkim jau turbūt 5-metis, kaip sveika gyvensena Lietuvoje populiaru labai ir iš to tikrai daug verslų susikūrė. Tai galbūt jūsų dešinysis pusrutulis įsijungia ir jūs pasikliaudama moterišką intuiciją jaučiat, kad po pusmečio bus dar kažkokia tai socialinė tendencija arba galbūt po 5 metų jau įtarėte, kad ta socialinė tendencija bus. Tarkime dabar kaip tas moteriškumo
tiksliau moterys versle, ta ant bangos labai yra tas kokie 2 metai. Tai galima būtų numatyti į priekį, kad po metų 2 turbūt reikės kažkokių tai naujų verslų, kurie tarnaus kito moterim versle. Moksliniai tyrimai irgi, iš mokslinių tyrimų irgi galima susikurti verslą. Aš nežinau tiek daug mokslininkių moterų kaip vyrų, bet tikrai yra iš mokslinių tyrimų dėka, juk ir sukuriami įvairūs dulkių siurbliai kitokie negu ten traukos principu. Aš jeigu būčiau mokslininkė, tai sukurčiau dulkių surinkėją į rozetę įkišamą namie, kad nereiktų jų šluostyti, bet turbūt tai idėjas generuoti galima, tik tais jau tada reiktų įgyvendintojo ieškoto mokslininko, nes tikiu, čia turbūt mokslininkių nėra. Ar yra? Nėra. Ir nišos atradimas irgi gali būti idėjų sritis, jeigu jaučiate, kad yra kažkokia tai niša, ko dar nėra Lietuvoje, arba yra, bet jūs jau žinote, kaip galima patobulinti, tai irgi gali gimti iš to idėjos. Ir aš čia pridėjau apačioj, kad labai daug tradicinių verslų, kurie mums yra įprasti, jie gali tapti išmaniais verslais, nes internetas tikrai užvaldęs mūsų visų gyvenimus. Tai žiūrėkit, vis daugiau įvairių moterų, jos, pavyzdžiui, konsultuoja internetu. Tai jau yra kita verslo sritis ir tai yra vis tiek idėja, nes tu patobulini kažką esamo. Yra moterų, kurios konsultuoja stilių internetu arba galbūt galima, kaip atsirado, pavyzdžiui, internetinės parduotuvės, tai galbūt galima kažką irgi suišmanint, suinternetint ir tai jau yra verslo idėja. Na ir kaip tos strategijos. Užsiminiau apie individualų įkvėpimą ir vienas mokslininkas, Steve'as Johnsonas, jis apie 20 metų tyrė, stebėjo įmonės žmonės, būtent kaip tos idėjos gimsta. Ir jisai sakė, kad mažai tikrai eureka būdu gimstančių idėjų tampa validžios, nešančios pelną. Daug dažniau būna, kad mes idėjas, net ir primirštas, atsinešame iš savo praeities, iš anksčiau. Pamastome kažką dabar, tos idėjas neužmirštame, užsirašome, galbūt kažką pradedam daryti. Ir dar po 5 metų mes galim tas idėjas akumuliuoti į vieną kažkokį tai. Ir tada gimsta genialus verslas. Būna taip, kad tu turi savo idėją, tu prigrėbi dar draugės idėją ir dar ten tėtės idėją ir iš to gimsta genialus verslas. Bet jos būna apsišlifavę, kartais pamirštos, kartais atgimstančios. Tai čia jo yra būtent padaryti tyrimą, jeigu kas moka angliškai, tai galit pasižiūrėti, jis daug yra video įkėlęs į TED Talkus, pokalbius. Ir viena iš mano rekomendacijų yra visada turėti užrašų knygutę. Visada. Nu, arba bent jau įprast naudotis telefonu, kur galima rašyti įrašus. Nes tos mintys, idėjos, jos kyla pačiose netikėčiausiose vietose ir dažniausiai, jeigu mes neįpratę, atsimintų idėjos net būna kaip automatinės mintys. Ir va čia pirmoji, antroji strategijoje, gal netgi labiau antroji, tos automatinės mintys kylančios iš nepasitenkinimo mums sufleruoja idėją, kuri galėtų tapti verslo idėja. Taigi pirmoji strategija yra daryk tai, ką mėgsti. Nebūtinai iš aistros ir hobio, kartais tiesiog iš kažkokios veiklos, kurią jūs darote gana dažnai. Ir ta strategija jau nebus tas idėja iš eurekos momento. Tiesiog jums reikia prisėsti, pagalvoti, ką jūs mėgstate daryti, ar ką jūs dažnai daro. Tarkim, galbūt mėgstat slidinėti. Ir išsiskaidyti tą savo hobį nuo A iki Z. Tarkim, jeigu aš mėgstu slidinėti, tai aš einu į parduotuvę. Aš ieškau slidžių, aš ieškau slidininko kostiumo, slidininko akinių, tada einu į kelionių agentūrą arba internetinę svetainę, ieškau kelionės Alpėse. Žodžiu, viską kuo smulkiau išskaidyti ir tiesiog pagalvoti, ko kiekvienam žingsnelį trūksta. Kas man nepatinka arba ką aš galėčiau patobulinti. Ir iš to gali kilti idėjos, verslo idėjos.
jos gali akumuliuoti su kažkokiu kitu dar pomėgiu, bet taip galima išvystyti kažkokią tai idėją, kuri gimtų į validų verslą, pavirstų į validų verslą. Be abejo, dar reiktų pagalvoti, jeigu yra kažkokia problema tam pomėgį, kaip ta problema būtų išspręsta po 2 ar 5 metų. Nes jeigu anksčiau mūsų tempai būdavo lėtesni, tai dabar jau išmaniųjų technologijų pagalba viskas labai greit keičiasi. Tai galima netgi tą idėją išvystyti į tokią fantastinę, nes, tarkim, kas ten prieš 15 metų būtų pagalvojęs, kad mes telefonu fotografuoti galėsim. Tai dabar, kai nežinom, kas po 2 metų bus tose IT visose technologijose, tai gal kai atrandate kažkokį taškelį toj savo veiklo ir hobį, ką galima patobulinti, tai galit pafantazuot, kai bus po 2 metų ir galbūt per tuos 2 metus jūs pataikysite būtent ten, kur reikia ir turėsite labai sėkmingą verslą. Antroji strategija yra, esu tikra, kad turbūt šita strategija ir bus ta, kur daugiausia generuos jums minčių, nes mes moteris turim tą tokį smulkmeniškumą ir būtent kyla iš nepasitenkinimo. Ir va čia ta užrašų knygutė, jinai reikalinga visada, rankiniai, mano viena klientė, tai jinai sakė, jinai turi ir vonioj užrašų knygutė ir tualete, nes vonioj, kai guli, jai nuo atsipalaidavimo kyla daug minčių, o tualete sako, nes man matyt uždaros erdvės labai gerai veikia. Tai tiesiog būnagi pagalvoji, va, ėjau, dariau, buvau parduotuviai, tas nepatiko, nepasitenkinau, susierzinau ir iš to irgi gimsta idėjos. Tai pavyzdžiui, viena tokia iš idėjų ir aš šitą pavyzdį naudojau prieš 2 metus ir vis tiek dar nieks neįgyvendina. Kai aš su vaikais važiuoju iš darželio ir man reikia tik pieno, man yra košmaras eiti į parduotuvę. Nes aš žinau, kad aš nei su pienu išeisiu, vaikai susierzins, nes norės žaisliukų. Žodžiu, mes ten 45 minutės užtruksim ir dar greičiausiai tą pieną ir pamiršiu. Iš to erzulio, kad piko metas, visi apsiperka ir panašiai. Tai aš galvau, kodėl nėra Maknorfų, arba Drive-norfų, kur tu įvažiuoji, pasiemi tik pieną ir išvažiuoji ir nereikia lipti iš mašinos. Tai būtųgi idealu iš tikrųjų ir manau, kad daug kas naudotųsi tokia paslaugėlė, tokia kaip įvažiuojantis kioskelis būtiniausiam prekiam. Tarp kitko, aš netgi ir galvojau, ar šampūnus galima būtų ten pardavinėti, nes kartais būna ne pieno reikia, bet šampūną. Nu, bet čia idėja plėtojimų, bet tai yra idėja iš mano nepasitenkinimo, kasdieninio. Nu, gal ne kiekvieną dieną man to pieno reikia, bet toks. Ir jūsų tikiu, kad kasdienybė yra tų tokių vietų, kur jums jos skaudžios ir iš to galima pagimdyti verslo idėją. Tai irgi, kai pagalvoji, kas netenkina, tiesiog galima pagalvoti, kaip galima tą problemą išspręsti dabar, kaip galima išspręsti po 2 metų ar 5 metų. Galbūt čia norėčiau steptelti ir pasakyti, kad jeigu ta idėja gimė ir jūs galvojat, nu jau šito tai aš nepadarysiu, arba čia reikia milijono, tai niekas nesako, kad nedarykit. Jūs susiraskit bendraminčių arba eikit pas tuos, kur gali įgyvendinti. Tai vienas dalykas, padarysit gerą darbą, nes tikiu, kad bus 60 dar kokių moterų, kur tai problemą išspręsit, 60% moterų. Ir be abejo, galbūt gali tą idėją užsipatentuoti, pavyzdžiui, ir iš to užsidirbti pinigų. Arba vadovauti, tarkim, visam paradui, tam verslo idėjos įgyvendinimo. Trečioji strategija yra būtent apie tą darbinę patirtį. Ir jeigu jūs dirbote kažkur tai ilgai, dažniausiai taip jau pasitaiko, kad savo direktorių mes nemėgstame. Nes jie domisi pinigų atnešimu, pelnu, o mes bendraujame ir su klientais, ir su darbuotojais. Mes labiau sukamės tam puode reikalų visam. Ir mes tikrai matome, ką galima patobulinti. Ar tai būtų prekė, ar tai būtų paslauga. Ir mąstant apie tai, ką galima patobulinti, irgi galima tas idėjas generuoti iš to. Ir netgi jeigu tai jums, ta sugeneruota idėja, suteiks kažkokią galimybę savo verslą sukurti, bet geresnį nei tą, kur jūs dirbate, tai irgi bus jūsų verslas. Ir iš to jūs turėsite tą nepriklausomybę, finansus ir džiaugsitės saldžiais vaisiais. Vėlgi, čia irgi prieš tos strategijos irgi galima pagalvoti, kaip tą problemą, kurią dabar, ypatingai jeigu tai yra prekė ir paslauga, galima būtų išspręsti dabar, ar po 2 ar po 5 metų. Na ir 4. strategija apie tas kitas šalis
nes mes vis dar turime ką atsinešti iš kitų šalių. Tai būtent tas kopijavimas, bet ne aklas, galbūt kai galima ir aklai pritaikyti, bet tobulinimas, pritaikymas Lietuvoje, tas, kas keliauja, tai, žiūrėkit, dažniausiai atsiveža kažkokią verslo idėją, bet aš tai žinau žmonių, kurie neišvažiavę iš Lietuvos sugeba tas idėjas įgyvendinti Lietuvoje, nes jie tiesiog užsiciklina ant to, kad aš noriu padaryti kažką panašaus, nes man draugai sakė, kad ten taip yra ir jie tiesiog internete ieškosi, domisi, bando įgyvendinti tai Lietuvoje ir jiems pavyksta, nes Lietuva pati labai keičiasi, mes norim tapti tokie labiau atviri tom naujovėm ir atsiranda ta rinka, kuri nuperka tą paslaugą ar tai prekę. Na ir beveik jau į pabaigą, čia toks mano paskatinimas, kad nebijoto moteriškumo versle, nes mes, moteris, tikrai turim tą cinkelį kitokį ir ypatingai aš vis laukiu to momento, kai daugės tų moterų versle ir kai mes kursime ten tuos tokius bičių tinklus, viena kitai padėsim, kelsim ekonominius rodiklius, nes mes ir dirbame kitaip, ir kuriame verslus kitaip, ir mokame nekonkuruoti, nors aišku būna ir žiaurių situacijų su moterų konkurencija, bet jeigu imti ir galvoti, kad mes visos galim ir mes kažką tai pakeisim, tai gims ne tik verslai, gims ir laimingesni vaikučiai, ir vyrai laimingesni bus, ir Lietuvos, aišku, ekonomika pagerės. Na ir jeigu jums kiltų kažkokių tai idėjų, Arūnas kalbės po manęs, jis labiau pakalbės apie kaip tas idėjas atsisijoti. Bet kuriuo atveju reikėtų savęs paklausti, ar jūs tą paslaugą preke naudotumėtės pati, jūsų draugai, nes kartais ta idėja gimsta ir mes ją taip susižavim, kad mes net nepamastom, ar yra tos vilties tą idėjai tapti verslu, ar atneš pinigų. Reiktų pagalvoti, ar ta idėja patenkina žmonių poreikius, esamus, o gal būsimus, nes jeigu intuicija gera, tai galima numatyti, kad po metų tik tais, tarkim, ta idėja patenkintų tos poreikius. Be abejo, reikia pagalvoti apie rinką, charakteristikos, kokios yra demografinė padėtis, kiek pinigučių uždirba tie žmonės, kurie naudosis prekėmis ar paslaugomis. Ir turbūt reikia įsitikinti, ar ta idėja žavi jūs pačią, nes jeigu jūsų ta idėja bus, tai ir jūs būsite tas variklis, kuris tą laivą plukdys į priekį ir turi tikėti, jeigu norit padaryti. Ir tikėti tik tai, kad tas verslas atneš man pinigų, turbūt nėra pakankama sąlyga. Turbūt reikia turėti tą ir aistros gumulėlį, kad tas verslas būtų sėkmingas, nes bent jau tik moterų versle, tai tikrai pirma eina ta didingesnė misija, tikslas, noras kažką pakeisti ir paskui kaip atlygis, ta valiuta, eina pinigai. Ir čia kitam skaidrė yra mano kontaktai, jeigu kas nors norėsit, parašyt, paklaust, tai mielai prašom, padėsiu. Tai tiek. Ačiū.